Pone, jūs suklydote. Aš esu jaunesnysis kultūros atašė. Valstybės saugumo organams neleidžiama dirbti jūsų šalyje. Organams? Taip. O kas, jei mes, sakykime, turime paslapčių? Paslapčių, kurios galėtų sudominti organus. Taip. Mes ginklas, purgažmogi. Gerai, rankas ant galvos. Abi rankas, idiotė. Negaliu pajudinti kitos rankos. Kas tai pasakė? Kas tai pasakė? Negaliu pajudinti kitos rankos. Pone, aš nesipriešinu. Didžiausia pasaulyje gintaro ekspozicija Palangos gintaro muziejuje pasakoja apie gintaro susidarimo istoriją, jo paplitimą, prekybos kelius, gintaro apdirbimą ir panaudojimą. Gintaro inkliuzų kolekcija labiausiai traukia lankytojų ir tyrinėtojų dėmesį. Jei iš šios rūmus atvilksi dar bent vieną plunksną, mano tėvas nukirs tau galvą. Manau, kad jos garbės laukia ne vienas. O, gulbė. Gulbės. Tėti, noriu, kad sero Karol Bumerio ginklanešiui uždraustum įeiti į rūmus. Kodėl, mano brangioji dukrelė? Ramiomis naktimis virš mūsų nusidriekia nuostabus žvaigždėtas dangus. Jis mus jaudina ir stebina, išlaiko savo paslaptis, kurios laukia, kol bus atskleistos. Tu tikriausiai pažįsti gausybę žmonių, visus klubus, viską tiesa. Klausyk, aš laukiu prekių. Kai kas iš mūsiškių mano, kad tu galėtum padėti išplatinti. Mano produktui reikia užtarimo. Tau neatrodo, kad šiuo metu tai gana pavojinga? Mes turim daug raumenų. Labas. Kokia staigmena? Ką čia vyki? Ėmiau ir atvažiavau, sužinojau, kad esi čia ir kaip gyveni. Gerai. Tikrai? Taip. Kaip manot, iš kur tai? Iš kur ta muzika, kurią aš girdžiu? Manau, tai tiesiog yra aplink tave. Tiesiog tai ateina per mus. Brangus Džeremi, kaip regi šio atviruko, dabar aš Memfyje, Tenesio valstijoje. Liza, gal paskubinsi nurikinėti indus? Ateinu. Kur tiek vikriau? Ilgai čia nuvykau. Nežinau, kaip ilgai čia pasiliksiu. Bike Show Millennium! Kiekvienais metais 2 dienas trunkanti fiesta pritraukia tūkstančius metalinių žirgų fanatikų ir miestelėnų ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Vieną kartą metuose laikinoji sostinė priklauso baikeriam. Manau, jausčiausi kitaip, jei jis su manimi kalbėtųsi. Nesakau, kad jis nešvelnus, bet jis niekada su manimi nesikalba. Maniau, kad jis bus kaip tėvelis, kad po tuo šaltu santūrumu slėpsis turtingi jausmai ir gilios mintys, bet jam niekas neįdomu. Aha, gražinėsi. Leisk, kad spėsiu, pavydi drakonui, ar ne? Nepataikiai. Taip, šiandieną jau ne pirmą kartą. Man nepasisekė kovoje su lazdomis. Tesugebėjau vieną kartą jam suduoti, tik vieną. Galit nurodyti, kur buvot, kai sužinojot, kad baigėsi Antrasis pasaulinis karas? Poughkeepsie, gerai. Labai jums ačiū. Taip, tuomet, kai baigėsi karas. Palm Beach'e? Puiku, laimės kūdikis. Labai jums ačiū. Ate. Ar galite patikėti, kad ta kirmėliūkštė nusitaikė į mane? Taip, mes praleidome keletą malonių akimirkų, buvo keletas malonių vakarienių, pasivaikščiojimų parke, perteikiau jai savo neaprėpiamas žinias, patirtį. Kaip skamba auksinė taisyklė? Tu. Bet cukrinio runkelio nebus ir meilės. Aš tavęs nesuprantu. Bet cukrinio runkelio nebus ir meilės. Labai teisingai. Ar jūsų broliai žino, kad vakarieniaujam kartu? Jis man ne brolis? Turėčiau paviduliauti? Aš nesižaviu mėgėjais. Taigi, Džemali, koks kriketo žaidėjas įmušė daugiausiai pirmaklasių šimtukų visoje istorijoje? A. Sačinas Tendulkaras, B.
Rikis Pontingas, C. Michaelas Leiteris arba D. Džekas Hopsas. Tik atsimink, jei atsakysi neteisingai, prarasi viską. Daugybėje vadų atsiranda toks jauniklis kaip Kolas. Kitoks nei visi. Drąsesnis. Smalsesnis. Savarankiškesnis.